studijas, kai namas tik projektuojamas, siūlo galvoti Rutkauskai. Pirmoji Lietuvos šeima jau 1,5 metų gyvenanti protingame name. Į svečius čia vykstame kartu su šio protingo būsto kompiuterinės sistemos kūrėjais, bendrovės Elsis TS atstovais. Kol žmona darbe, sūnus darželyje, vėdinimo sistemų versle dirbantis namo šeimininkas pasakoja, kad taip sutapo, jog vedžiojant komunikacijas po namą, jis išgirdo apie protingo namo valdymo sistemą ir nusprendė ją įsirengti. Protingas namas turėtų būti protingesnis už šeimininkus, nes kad valdyti visus procesus, kurie šiais laikais, pavyzdžiui, ar šildymas laiku, ar vėdinimas, ar elektros kažkoks naudojimas, apšvietimų ir taip toliau, žmogus kartais pamiršta, ar mašinos dažniausiai neklysta, žmonės klysta. Ir tos mūsų klaidos kartais kainuojasi, paskui gale mėnesio pažiūrim sąskaitą už elektrą, žiūrim, gal vaikas paliko lempas ir. O protingas namas priklausomai nuo poreikio žmogaus visą tai reguliuoja. Užtikrina komforto sąlygas, apšvietimo. Kambariuose nematyti protingosios sistemos laidų, visi paslėpti. Matyti tik į jungiklius panašus temperatūros jutikliai ir ventiliacijos grotelės. Leidžiamės į rūsį, kur yra protingojo namo smegenys. Viskas telpa tokioje dėžutėje ir yra valdoma kompiuteriu. Protingo namo sistemos kūrėjai sako, tai unikali sistema, nes šildymui naudojamas ne katilas, o šilumos siurblys. Čia visa valdymo sistema, kompiuteris pagrindinis joje, kontroleris vadinamas taip, visa pagalbinė instaliacija. Žemesnės temperatūros skystis patenka į šilumos siurblį ir šilumos siurblys veikia kaip šaldytuvas, buitinis. Viena dalis šildo, kita šaldo ir koeficientas pasiekiamas kažkur 1 kilovatas elektros energijos kažkur duoda apie 4 kW šilumos energijos, plius minus. Tai jeigu kaip lygintumėte su kaimynu, kuris neturi tokio šilumos siurblio, tai būtų kokie skaičiai? Dabar, kai dujos pabrango, tai manau, kad jie 40% turbūt brangiau mokės už šildymą. Ši sistema žiemą namus šildo, vasarą vėsina, palaikydama konkrečiose patalpose temperatūrą pagal šeimininkų norus. Kiekvieną zoną mes galim valdyti atskirai ir miegamosios zonos, miegamasis, vaikų kambarys, vienas, antras. Šildymas yra dabar visiškai išjungtas, nes tikrai pakanka tos temperatūros, 22-21 laipsnis, miegot norisi biškį vėsiau, bet tos patalpos, kur visi būnam, šildymas yra šiek tiek įjungtas ir atšalus orui šiek tiek pasišildo. Reguliuoti sistemą galite ne tik iš namų kompiuterio, bet ir darbe. Ar grįždami iš kelionės mobiliuoju telefonu, namo galite paprašyti pašildyti kambarius. Iš principo tai turi būti būsto kompiuteris, kaip mes jį paskui pavadiname, būsto kompiuterinė sistema, kuri padėtų žmogui spręsti tokius visokius buitinius klausimus. Stebėti, kas darosi aplinkui, prižiūrėti šildymą, prižiūrėti elektros ūkį, padėti tvarkytis su apšvietimu gatvės, kiemo, atidaryti, uždaryti vartus. Protingoji sistema leidžia reguliuoti apšvietimą, vandentiekį, gali pasirūpinti vėjos laistymu, namų apsauga. Įmanoma netgi įjungti orkaitę, kad grįžę iš darbo rastumėte karštą vakarienę. Žinoma, papildomi patogumai papildomai ir kainuoja. Vien protingos vėdinimo ir šildymo sistemos įdiegimas Mindaugui kainavo apie 10 000 litų. Bet suskaičiavęs, kiek mokėjau už šilumą šalčiausiais žiemos mėnesiais, šeimininkas sako, jis mokėjo beveik 30% mažiau nei tradicinių namų savininkai. Taigi protingas namas yra taupus namas, o valdyti protingąją namo sistemą tikrai nesunku. Prisijungus prie sistemos, ten viskas paprasta, pakeitus temperatūras, keli spraktelėjimai pelė ir viskas. Ir tu užstatai kokią nori temperatūrą. O kaip vasarą be su vėdinimu buvo šią karštąją? Puikiai. Visi kaimynai susirinkdavo alaus išgerti. Pažiūrės televizorių. Netgi dingus elektrai protingas namas neišeis iš rikiuotės. Gali gauti, sakykime, pranešimus apie kažkokias tai avarijas, jeigu namuose įvyko, jeigu dingo elektra. Tuomet jūs gautumėt pranešimą, sakykime, į savo, gali būti pašto dėžutė, gali būti mobilų telefoną pranešimą, kad tavo namuose nėra elektros šiuo metu. Išsijungus elektrai, šildymo sistema neužsiblokuoja, jinai veikia ir toliau, jeigu jinai gali veikti. Tai yra, nėra taip, kad uždaromi visi kraniukai ir namas lieka be šildymo. Jinai ir toliau veiks, tik tai tiek, kad jos nebevaldys niekas. O smagiausia tai, kad protingas namas saugo savo šeimininkus nuo neprotingų poelgių. Temperatūrą galite padidinti tik pamažu.
Visas šitą galima privesti taip pat prie energijos taupimo. Čia lygiai taip pat kaip automobilis. Jeigu jūs iš vietos pajudate labai staigiai, jūs suvartojate daug kuro. Tai lygiai taip pat protingas namas, jisai stengiasi daugumą parametrų keisti kiek galima tolygiau. Protingo namo sistemų kūrėjai ir pasyvaus namo statytojai vieningai tvirtina, jų projektai sulaukia vis daugiau dėmesio. Iš tiesų, gal jau laikas ir mums viską išmanantiems apie statybas, norintiems namą statyti tik savo rankomis, neišradinėti dviračio, pasinaudoti specialistų patirtimi. Investuoti į savo namų komfortą ir energijos taupimą. Jau turime galimybių rinktis paprastą namą ar inovacijas. Jų pliusus išpasakojome, o toliau spręskite patys. Investuosite į gudrų namą ar į dar vieną išmanųjį telefoną.